Jei startuoji su Atomi, labai svarbu žinoti, iš kur ir kaip apsipirkti teisingai. Yra trys būdai ir kiekvienas iš jų turi savo privalumų. Dalinuosi ekranu ir pademonstruosiu visus tris būdus. Pirmas iš jų ir pagrindinis - tai savaime suprantama yra Europos elektroninė parduotuvė. Čia greitas pristatymas, greitesnis negu iš visų kitų būdų, tai yra 5-7 darbo dienos. Nebebus jau muitų, nes prekės yra išmuitintos Europoje, jau suskaičiuotas PVM ir įsiskaitytas yra į produkto kainą, kurią jau čia matote. Paprasta atsiskaitimo sistema tinka kasdieniam reguliariam apsipirkimui. Kaip pasiekti šitą parduotuvę? Atomi naudoja vieningą struktūrą visiems sandėliams. Iki 26 metų pabaigos visi sandėliai pereis į šią struktūrą. Dar keli yra neperkelti, veikia atskiruose adresuose. Tačiau ateinančio pusmečio gero bėgyje visi turėsime tą patį. Tai jeigu Europa, tai reiškia eu.atomi.com, jeigu Jungtinė karalystė, tai reiškia uk.atomi.com, jeigu Koreja, tai reiškia kr.atomi.com. Kaip sakant, nieko čia nereikia išrasti. Tai įsivedame eu.atomi.com ir atsidaro mūsų svetainė. Spaudžiame ne join, spaudžiame sign in, prisijungti ir susivedame savo ID ir slaptažodį, kurį gavome registracijos metu. Kai pamatome savo vardą pavardę, galime pradėti vaikščiojimą po parduotuvę, kabinetą ir taip toliau. Gauname nemokamai šioje platformoje du dalykus. Tai parduotuvė, shopping mall vadinasi angliškai, ir my office, mano kabinetą. Mano kabinete yra mano uždarbiai, pasyvios pajamos, statusai ir visi kiti dalykai. O jeigu aš esu pirkėjas, mane domina produktai, tai man svarbus yra pats pirmas meniu, tai yra shopping mall. Apie jį šiandieną ir norėsiu daugiau pakalbėti, kaip teisingai pasirinkti pirkimo būdą. Tai pirmiausiai atsidarome svetainę ir nepriklausomai nuo to, tos prekės yra ar jų šiandieną nėra, mes tas prekes perkame tik iš Europos sandėlio. Iš kitų vietų šių prekių neužsakome. Čia yra meniu suskirstyta, kad būtų truputėlį lengviau rasti produktus. Aš šiuo atveju pasiimsiu visas prekes, kad matyti galėtume viską. Nes noriu truputėlį parodyti daugiau. Kadangi Europoje yra ne vienas sandėlis, o du, tai aktualu ir kitoms šalims, pavyzdžiui, Amerikoje ir dar kitur. Matote, yra prie prekės sold out ir žodelis de. Jeigu žodelis de yra, tai reiškia išparduota Vokietijoje. Tik Vokietija gauna iš Vokietijos sandėlio prekes. Visa likusi Europa, visos likusios Europos šalys produktus gauna iš Nyderlandų. Tai raidelės yra NL. Jeigu čia būtų parašyta sold out NL, reiškia aš gyvendama Lietuvoje, šitos prekės šiuo metu nusipirkti negaliu, nes mano sandėlyje ji yra išparduota. Vokietija gali, aš ne. Jeigu prekės nebėra abiejuose sandėliuose, kaip matote, va štai čia kolageno, tai rašo, kad sold out ir jūs galite užsisakyti pranešimą, kada jisai atsirado. Pranešimas ateina elektroniniu paštu, šiaip primena ir jungiantis į svetainę, kad yra papildyta. Tačiau gausite primintuką, elektroniniu paštu jį galite užsisakyti. Tai tiek apie šitą sandėlį. Apsipirkimo būdas tikrai yra labai paprastas. Aš dabar pabandysiu įsidėti dantų šepetukus. Kuo skiriasi šitie du laukai, chart ir buy now. Chart reiškia įdėsime į krepšelį, tai yra juodas mygtukas, paprasta atsiminti, kas nemoka anglų kalbos. Na, o jeigu norime daryti viską įprastu būdu, tai kaip ir mums įprasta sekame mėlyną mygtuką. Taip, sekam mėlyną mygtuką, iš karto nukrentame į apmokėjimo formą. Praleidome ten tą krepšelio žingsnį, jeigu norim, čia galim užspausti, pasižiūrėti.
Ir dabar žiūriu, mano dantų šepetukai kainuoja 8 eurai, pristatymo mokestis 12,26. Kaip ir brangoka, bet čia mes turime vieną gerą privalumą. Aš galiu prekes pirkti per švietimo centrą ir iki švietimo centro produktai atkeliaus nemokamai. Ir čia aš truputėlį, mato, toliau pavažiavau į galą užsakymo šito formos ir yra pristatymo detalės, shipping details. Ir čia mano įvestas adresas, pagal kurį jie skaičiuoja, kiek kainuos atsiųsti. Jeigu aš tik paspaudžiu Center Shipping, žiūrėkit, vuolia, iš karto iš 20 eurų pasidaro 8, todėl kad pažiūrėkit, shipping fee yra 0, pristatymo mokestis arba kaina kitaip yra 0. Yra keletas niuansų, kuriuos čia taip pat greitai paminėsiu. Invoice. Invoice yra sąskaita ir tai yra sąskaitos duomenys. Automatu jums yra pažymėta, kad sąskaita išrašys to partnerio vardu, kuriuo dabar esate prisijungę. Ir jeigu jūs užėjote pas kolegą jam pagelbėti, tai reikėtų pasirinkti, kad sąskaitą reikia išrašyti pirkėjo vardu, čia pakeisti savo vardą pavardę, čia įrašyti telefono numerį savo ir čia pakeisti savo elektroninio pašto adresą. Būtinai šitos du laukus pakeisti, nes jie yra labai svarbus. Ir dar labai vienas svarbus momentas yra pirkimui, tai čia, kur yra recipient gavėjas, vietoj šito Džono įrašyti savo vardą ir pavardę. Kodėl? Todėl, kad ant dėžutės, kurie ateina į švietimo centrą, iškeliami tik tai du laukai. Štai šitas recipient ir štai šitas telefono numeris, kuris yra įrašytas čia. Dėl apačioje esančio telefono numerio ir adreso nesijaudinkite, tai yra Kauno švietimo centro adresas ir švietimo centro vadovo, tai yra mano telefono numeris. Jums, matote, jų keisti neleidžia, jie yra pilki ir jie taip ir turi būti, tam, kad prekės nepasiklystų ir tikrai ateitų į švietimo centrą. Atsiskaitimas, kaip jau aš jums minėjau, yra tikrai labai paprastas. Aš kadangi perkuosi nebe pirmą kartą, tai pamatysit, kaip greitai tai veikia. Perkame mes dabar per tokią link programą. Ir čia žiūrėkite, jisai sako, kad įvesk kodą iš SMS-o. Jeigu kodo neįvesi, atsiskaitimas neįvyks. Aš kodą suvedu. Sako, viskas, mokam, iš kokios kortelės, aš čia galiu būti prisidėjus daugiau tų kortelių, ne vieną, tai išsiskleidžiu ir pasirenku tą, kurią man reikia ir spaudžiu mygtuką Pay. Viskas, kantriai laukiu, lango neuždarau, kol bus įvykdytas mano užsakymas. Order complete, viskas, orderio numerį matau. Šito orderio numerio man reikia, jeigu aš norėsiu siuntą atsisiųsti į kitą miestą, nes gyvenu ne Kaune. Tai aš jį iš karto kopijuoju, iš karto nieko nelaukiant einu į svetainę, į Kauno centro svetainę, starscenter.lt, svetainė oficiali, veikianti legaliai pagal visus reikalavimus. Svetainę truputėlį prabėgsime vėliau, o dabar noriu parodyti, kad vienas ir labai svarbus mums šiuo atveju meniu, tai yra 3 siuntų persiuntimas. Spaudžiu ant siuntų persiuntimo ir ten rasiu 2 automobiliukus. Truputį lėčiau veikia. Štai, yra 2 automobiliukai. Vienas iš jų Gmall, mes jo dabar nežiūrėkim, nes mes dabar pirkome iš Europos ir yra štai šitas europinis. Tai man reikia šito europinio, aš jį deduosi į krepšelį, persiuntimas Lietuvoje Venipak paštomatu kainuoja 3,5 euro. Ką svarbu čia yra padaryti, tai, matote, 3,5 euro Venipak paštomatas kainuos. Spaudžiame žodelį apmokėti, įvedame savo vardą ir pavardę.
Ir va čia yra Atomi užsakymo numeris. Rašome numeriuką, nurašome, įklijuojam, nes jį nusikopijavom. Įsirašome savo telefono numerį taip, kaip nurodyta, kokiu formatu. Įvedame savo elektroninio pašto adresą. Patikrinam būtinai, visus duomenys būtinai patikrinam, nes šitais duomenimis susigeneruos automatiškai lipdukas ir nebus tada jums kur atsiųsti SMS-ą. Patvirtinti turite, kad susipažinote su privatumo politika, ją reikėtų ir perskaityti, aš neskaitysiu, nes aš ją ruošiau, tai žinau, kas ten parašyta. Ir žiūrime, taip, Vinipak paštomatas 3,5 euro. Taip, galutinė suma, viskas. Ir čia dar turime pasirinkti, į kokį paštomatą mums siūsti. Galite vykdyti paiešką, kad jums reikia, sakykime, Lazdijai, va, renku Lazdijų, Vilniaus, Norfo, Vinipak paštomatas. Kaip pavyzdį pasirenku, ar ne? Toliau einu prie atsiskaitimo. Galima atsiskaityti su kortele bankinė, galima atsiskaityti pavedimu bankiniu, Google Pay, iPhone telefono galima atsiskaityti, visokiais Apple Pay, Google Pay, žodžiu, visko, kuo tik jums yra patogu. Tai spaudžiate ant atitinkamo, kuo jūs ar banką renkatės, ar imsite kortelę. Jeigu kortelę, tai va štai pasirenkat kortelę, suvedate duomenis, iki kada galioja koduką ir ant kortelės, kas yra vardą pavardę, taip susirašote. Ir viskas, ir spaudžiate apmokėti. Viskas paprastuoju būdu. Dabar dėl šito mokėjimo dar irgi truputėlį noriu staptelėti. Bankinių mokėjimų atsiskaityti galima tik tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos bankų sąskaitomis. Jeigu jūs esate iš kitos šalies ir norite partneriui nupirkti persiuntimą, turite būtinai naudoti kortelę. Kortelė gali būti išduota ir Turkijoje, ir Amerikoje, ir UK, ir visur kitur. Ir tada šitas atsiskaitimo būdas tiks. Tai štai taip galima greitai viską susitvarkyti. Nepamiršti, nieko nesekti, viską gauti vienoje vietoje. Toliau, kai jūsų užsakymas užsakytas, užsakymas, kaip minėjau, pareis per 5-7 darbo dienas. Tai reiškia, kad kai į švietimo centrą atvyksta užsakymas, centro Telegram grupėje skelbiame, kokie užsakymai atvyko. Ir kai jau ten surandate savo pavardę, galite atvykti centro siuntų išdavimo valandomis ir ten ją atsiimti. Jeigu reikalingas persiuntimas, tikrai rekomenduoju iškart padarius užsakymą nupirkti lipduką, taip sutaupysite mažiausiai 1 dieną ir nereikės sekti, kada ateina siunta. Nes mes tada spausdinamės lipduką, kuomet siunta atėjo, klijuojame, iš karto siunčiame. Tai tiesiog tada tauposi laikas ir jūs gaunate produktus greičiau. Tai čia yra apie Europos pirkimus. Tačiau vis norint daugiau asortimento, aš suradau būdą, kaip mums į Kauną atsivežti produktus iš Gmolo. Gmolas tai yra Atomi globali parduotuvė. Ja randame paprastuoju būdu, kad nereiktų daug tų nuorodų atsiminti, tai jūs atsiminkite vieną euatomi.com. Spaudžiate trikampiuką, va čia va prie ženkliuko, trikampiuką ir žiūrėkite, yra Atomi globali parduotuvė, Gmol. Jį paspaudžiat, atsidaro. Kai jį atsidarote pirmą kartą, jis jūsų nepažįsta ir nežino, kas jūs. Tai turime nusistatymus padaryti čia viršutinėje lentelėje, matote? Ship to United Kingdom į Jungtinę karalystę. Ship from Pietų Korėja, nėra kito varianto, tik Pietų Korėja. Ir rekomenduoju pasirinkti valiutą, tai yra eurus, nes tai bus jums patogiau žinoti, kiek reikia mokėti, negu tais korėjietiškais vonais, nes jiegi 100 000 ir milijonas. Na va, ir čia prekių dar
pažiūrėkite, išsiplečia sortimentas dar 200 produktų, įsivaizduojate? Be to, kad Europoje turime jau 100 produktų asortimentą, tai jums turite galimybę dar 200 papildomų produktų įsigyti. Ir čia irgi viskas tokiu pačiu būdu, metate į krepšelį. Tiesa, jeigu norite už šitą būdą naudoti, tai turite sukontaktuoti su manimi. Aš jūs prijungsiu į specialią Telegram grupę, kurioje bus ir instrukcijos, kaip užsakyti produktus, ir instrukcijos, kaip atsisiųsti ir ką toliau daryti. Dabar tik bendrais bruožais pasakysiu, tikrai nesigilinant į kiekvieną detalę. Paminėsiu tik tai, kad turite priklausyti Kauno švietimo centrui, turite dalyvauti Telegram grupėje, kurioje yra užsakomi šitie produktai. Visi PV šitų produktų, kuriuos darote, užsakymus, kuriuos darote, jūs gaunate tiesiai ir tą pačią akimirką, kaip ir užsakydami Europai savo akauntą, be jokių problemų. Nereikia laukti, kol kažkas kažkur užsisuks ir taip toliau. Skirtumas yra tik tai toks, kad Džimolo globalios parduotuvės PV nevaikšto į vakar, šiandien ir rytoj, eina einamuoju metu pagal Korėjos laiką. Jeigu jūs dabar matote, kad pas mane yra 20 valanda, tai Korėjoje yra 3 nakties. Tai reiškia pas mane 12, bet užsakymai keliauja jau į 13 dieną. Ir ten bus 13 diena. Tai va, tai produktų yra tikrai labai daug, maisto papildų, kavų, kosmetikos, aibės dar produktų. Išsiplečia mūsų asortimentas. Ir jeigu jau jūs viską išbandėt ir dar jums kažko trūksta, tai yra dar viena nuostabi vieta, per kurią galima įsigyti produktų. Tai vėlgi kontaktuokite su savo sponsoriumi, jeigu jis negali padėti, tada kreipkitės į mane kaip švietimo centro vadovę. Tokiu atveju turėtumėte priklausyti mano švietimo centrui, arba mano struktūros žmonės. Tai jau čia savaime suprantama, kad aš jiems į pagalbą einu. Taip, dabar kaip rasti Korėjos puslapį? Čia yra toksai niuansas. Jeigu jūs telefone, tai šalia šito trikampėlio jūs čia matysite žodį Europe parašytą, tai spaudžiate ant to žodžio Europą. Jeigu aš jums dabar demonstruoju kompiuterį, tai pas mane irgi yra viršui, tik tai ne kairiai, o dešiniai pusėje toksai gaubliukas ir parašyta, matot, Europe. Tai aš spaudžiu ant to trikampiuko, ant to gaubliuko ir man atsidaro visi sandėliai, kokie tik yra. Tai ką man reikia susirasti? Man reikia susirasti Pietų Korėją. Spaudžiu ant Pietų Korėjos. Arba vėliau jau išmoksite tą žodį kr.atomy.com, bet čia tiesiog rodau, kad jums nereikėtų prisiminti daugybės dalykų. Toliau sako man, tai kad ten viskas korėjietiškai, aš ten nieko nesuprantu. Aš irgi nesuprantu, tik paveiksliukus pažįstu. Tačiau, žinokit, yra čia vienas geras dalykas. Kai jūs nueinate į korėjiečių puslapį, jūs galite va čia paspausti ir parašyti, kad Korėjos kalbą versti į lietuvių translate. Ir tuo ratuką, žiūrėkit, prasuka ir man pradeda viską rodyti lietuviškai. Įsivaizduojat, kiek paprasta. Tiesa, dar nepaminėjau, kad šita pati funkcija veikia ant Europos parduotuvės, jeigu ji yra anglų kalba, nes kitomis kalbomis vertimas nevyksta. O jeigu yra anglų kalba, tai tada irgi galima per Chromą, aš dabar ne Chrome prisijungusi, tai man sunku pademonstruoti, per Chromą irgi daryti vertimą į lietuvių kalbą ir visus aprašymus ir viską matyti lietuvių kalba. Grįžtu vėl prie parduotuvės, taip, tai viskas lietuviškai, ar ne? Tai jau negana to, kad piešinukus pažįstam, kas čia kur slepiasi, tai dar matome ir visus pavadinimus ir jau galim spausti. Grožis, tai grožis, sveikas maistas, papildai, čia kūno priežiūra, čia. Ir tada dar kartą pakartoju.
Čia galima užsisakyti tik tai tas prekes, kurių mes neradome Europos sandėlyje ir kurių neradome Atgimol. Nepriklausomai nuo to, ar šiuo metu produktas yra išparduotas ar ne, tą produktą mes galime pirkti tik tokia seka ir kitame žingsnyje jo pirkti negalim. Pavyzdžiui, jeigu mes matėme, kad nėra šiuo metu Europos sandėlyje nėra kolageno, ar ne? Matėm nėra. Tai ir viskas, va, jo nėra. Tai ir viskas, sėdim, laukiam, kol jis atsiras Europoje. Kitur mes jo nupirkti negalime. Jeigu aš noriu vitamino D, tai žiūriu, aha, Europoje vitamino D nėra, einu eiliškumu seka į Džimolą, ieškau vitaminuose, ar yra, dingo truputėlį, ar yra vitaminas D, nu, aišku, radau, bet noriu jums užstatyti, kad būtų greitesnė paieška, ar ne, va čia va irgi yra tie patys. Žiūriu, va, vitaminas D, o, radau, Europoje nėra, čia yra, vadinasi, perku Adžimol šitą produktą ir, pavyzdžiui, noriu česnako. Europoje česnako nemačiau. Nemačiau, nėra. Atžimolę greitai pražiūriu, maisto papildus. Česnako nėra. Nėra. Tiesiog nėra. Lieka mano trečias variantas. Trečiame variante aš tada einu, susirandu česnaką. Čia jau, kai surasiu česnaką, vienintelė svetainė, kurioje man reikės užsirašyti produkto kodą. Nes kitose parduotuvėse mes perkame be kodo. Žinokit, įdomus dalykas, bet aš nerandu greitai česnako. Kad parodyti jums. Neužsikrovė man čia gal dar su karotuką. Ai, aš per daug toli nuėjau, visi produktai, atsiprašau, paspaudžiau tik hemochimą. Štai, žiūrėkit, vat greitai važiuojam, randame česnaką, parodysiu, kur yra kodas, dėl to noriu surasti tą česnaką. Būtent, nes kiti produktai džimolė yra, ar ne? Va, česnakas, juodasis česnakas. Spaudžiu ant jo ir norint užsakyti šitą produktą, reikia žinoti, va, štai šitą kodą. Nuliai prieki nėra svarbus, 4056. Jeigu man reikia šito lapuko, šito produkto, tai aš ant lapuko rašausi česnakas 4056. Su šita informacija jūs ateinate pas mane ir aš jums pagelbėsiu užsakyti šiuos produktus. Tiesa, Korėjoje yra toksai reikalavimas, kad užsakymas turi būti ne mažesnis kaip 50 000 vonų. Na, o globalioj parduotuviai dar galioja tokia taisyklė, kad į Europą įvažiuoja siuntos nedidesnės kaip 200 000 vonų. Tai dabar dar kartelį. Sistema yra aiški. Pirmiausiai perkame Europos parduotuvėje. Jeigu nėra prekės, perkame Atgimol per UK. Ir jeigu tenai nėra, tada mes perkame tik tai iš Korėjos. Iš Korėjos savarankiškai užsakymo nepasidarysite, turite kreiptis, aš jums pagelbėsiu, todėl kad tas prekes atvykusias reikia muitinėje išmuitinti ir ten jau yra truputėlį daugiau ir kitų dalykų, ne taip kaip čia Atgimol arba europiniai parduotuviai, nuėjot, sudėjot į krepšelį, apmokėjot, nupirkot ir laukiate siuntos. Na va. Tai su šitais viskas ir dabar dar tada noriu akcentuoti sumas, kurios yra svarbios, tai Europos parduotuvėje. Visas siuntas iki 150 eurų galima atsisiųsti nemokamai į švietimo centrą. Iš Kauno švietimo centro persiuntimas galimas Venipak paštomatu šiuo metu ir šiuo metu kaina yra 3,5 euro. Nuo 150 eurų užsakymai Europoje keliauja nemokamai į bet kokią šalį, jums į bet kokią šalį Europos turiu omenyje,
ir jums pristato DHL į rankas. Toliau, atžimolas. Per dieną, tai yra per vieną tą pačią dieną, tuo pačiu ID galima nupirkti prekių iš Korėjos ne daugiau kaip už 200 000 vonų, kas pinigais gautųsi maždaug 150-200 eurų. Taip skaidomos siuntos didesnėmis siuntomis prekyčių nesiunčia. Ir tada dar lieka tas kitas variantas, kaip sakiau, jeigu niekur kitur negavome, tai dar galime tiesiogiai iš Korėjos puslapio užsakyti per švietimo centro vadovą. Tai manau, informacijos gavote nemažai. Jeigu visgi nežinote, kuris būdas yra jums tinkamiausias, tiesiog parašykite man. Padėsiu pasirinkti pagal tai, ką jūs norite įsigyti ir suskaidyti produktus į atitinkamas parduotuves. Jeigu nori prisijungti prie švietimo centro ir turėti daugiau galimybių, parašyk man asmeniškai. Mano telefoną rasite tiek svetainėje, tiek kabinete, tiek ir paguglinus. Įveskite Kauno švietimo centras, Atomy Kauno švietimo centras, būtinai parašykite Atomy ir tikrai rasite mano kontaktus. Tai tiek šiandienai ir sėkmingų pirkinių.